Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Šiandien noriu pakalbėti apie tokį vieną dalyką. Daugelis žmonių ateina ir klausia manęs ar be kitų, kam reikalingas tikėjimas. Tikėjimas, jeigu mes pažiūrėsim, kam reikalingas tikėjimas, pradžioje reikia suprasti, kas yra tikėjimas. Pirmiausia, tikėjimas reiškia pažinti mūsų visų kūrėją. Ir kai mes pažinsim mūsų visų kūrėją, tada pas mus nebus abejonių arba nebus klaidingų komentarų dėl jo atsiųstos tiesos, dėl tų normų, dėl tų taisyklių, kaip mes turim elgtis, ką daryti, kad visiems būtų gerai. Tai pirmiausia noriu pasakyti, kad tikėjimas reikalingas tam, kad įsitikinti ir pažinti mūsų visų kūrėją ir pažinti per tą visą grandinį, pažinti, ką mums atsiuntė kūrėjas, kokios taisyklės. Ir kai mes pažinsim kūrėją, mes turim patys suvokti ir pažinti, kas mums atsiuntė, per ką, kokiu būdu ir atrinkti būtent absoliuti tiesa nuo kažkokios sugalvotos arba žmonių parašyto tiesos, kuria kartais ir dažniausiai būna, kad nesutampa su absoliuti tiesa ir kartais būna taip, kad prieštarauja būtent kūrimų principams. Tai tikėjimas reikia tam, kad suprasti geriau, suvokti ir gyventi taip, kaip pagal žmonių prigimtį.